Auklė. Šeima yra svarbi visuomenės socialinė ląstelė. Pastaruoju metu vis daugiau jaunų žmonių sukuria šeimas ir turi vaikų. Daugelis šių žmonių nori, kad jų vaikai augtų šeimoje ir patirtų namų jaukumą, šilumą, meilę ir rūpestį. Tačiau sunku suderinti vaikų auginimą ir tėvų profesinės karjeros siekį, norą tobulėti darbe ar siekti naujų profesinės karjeros aukštumų. Svarbiausią vaidmenį formuojant gyvenimo vertybės be jokios abejonės vaidina šeima. Tačiau šiandienos realijos yra kiek kitokios. Sunku suderinti vaikų auginimą ir profesinės karjeros planavimą. Ir čia gali padėti profesionali auklė. Įdomią naujovę įdiegė Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centras, rengiantis specialistus pagal auklės programą. Moksleiviais, norinčius įgyti auklės profesiją, ne tik mokosi teorinių dalykų, bet ir atlieka praktiką čia pat mokykloje. Centre įrengta neįprasta klasė vaikų kambarys. Čia savo vaikelius, kol vyksta paskaitos, palieka centre besimokančios moksleivės ir mokytojos, juos ir prižiūri moksleivės būsimosios auklės. Mamytės savo atžalas aplanko, pabendrauja per pertraukas tarp paskaitų. Būsimoji auklė visų pirma turi labai mylėti vaikus. O profesionalumo jinai išmoksta besimokydama metodikos, pedagogikos, psichologijos, etikos. Kaip organizuoti vaiko veiklą padeda tokie mokomieji dalykai kaip meninis ugdymas, vaiko saviraiška ir ugdymas žaidimu, vaiko veiklos planavimas, rankdarbiai. Merginos gauna pradinių žinių, kaip suteikti pirmąją medicinos pagalbą, kaip ugdyti neįgalųjį vaiką. Apskritai išmokstama labai daug svarbių dalykų, kurie labai reikalingi auklės darbe. Auklė juk ne tik prižiūri ir rūpinasi vaiku, ji turi jausti vaiko nuotaiką, nuspėti jo charakterį. Ne visada vaiko norai, jo ožiukai yra įgyvendinami, o kartais jie gali netgi pakenkti vaiko sveikatai. Ir čia auklė privalo rasti tokių ugdymo metodų, kurie padėtų vaikui susivokti ir tinkamai pasielgti. Mokymosi metu įgytos psichologinės žinios padeda ne tik suvokti vaiką, bet ir įsiklausyti į šeimos norus, padėti išlaikyti šeimos tradicijas. Būsimoji auklė mokosi maisto ruošimo gudrybių. Ji žino, kad maistas turi būti šviežias, sveikas, kokybiškas, bei geba jį gražiai pateikti. Auklė, dirbdama šeimoje, prisiderina prie šeimos bendravimo ir vertybinių normų, tradicijų ir įpročių, bendradarbiaudama su tėvais ar globėjais, perimdama dalį jų rūpesčių, bet ne atsakomybę. Auklė žino dažnesnės ikimokyklinio vaikų ugdymo klaidas ir geba jų išvengti. Suformuoja teigiamą vaiko veiklos motyvaciją, išugdo pagarbą vaikams, nesvarbu kokia jų sveikata, socialinė padėtis, rasė ir tikėjimas. Išmano profesinę auklės etiką. Manau, kad kiekviena šeima ieško tokios auklės, kuri ne tik mylėtų vaikelį, rūpintųsi jo, bet būtų darbšti, rūpestinga, atidi, lavintų vaikelio gebėjimus, kūrybinius bei dvasinius, mokytų, kaip reikia elgtis gamtoje, lauke, namuose. Atėjusi auklė į šeimą turėtų prisiderinti prie šeimos tradicijų, turėtų padėti vaikeliui priprasti prie jos. Auklė šeimoje turėtų atlikti ir daugiau darbų, ne tik vaikelį prižiūrėti, skalbti, lyginti jo drabužėlius, gaminti maistą. Ir dėl šių darbų reikėtų iš karto susitarti dėl atlygio bei dėl viršvalandžių, už kurias reikėtų atitinkamai sumokėti. Labai svarbu, kad šeimoje auklė pritaptų, tada puikiai jausis ir pati auklė, ir vaikelis. Auklė sukuria estetinius reikalavimus ir vaiko poreikius tenkinančią aplinką, išmano pagrindinius sanitarinius buities reikalavimus, numato galimus pavojus buityje ar ikimokyklinio ugdymo įstaigoje ir juos pašalina. Moka tinkamai planuoti vaiko dienos režimą, jo užimtumą, užtikrinti drausmę,
Tai daro atsižvelgdama į jo psichinį ir fizinį išsivystymą, temperamentą, individualias savybės ir amžių. Ugdo intelektinius vaiko gebėjimus, skatina vaiko domėjimąsi jį supančių pasauliu, padeda vaikui susivokti vaizdų ir garsų pasaulyje, lavina vaiko kalbą, vaizduotę ir kūrybinius sugebėjimus, skatina jo aktyvumą. Ji prižiūri kūdikio ir vaiko aprangą, avalinę ir patalinę, žino, kaip vaiką aprengti pagal oro sąlygas, aplinką, vaiką ir būsimą veiklą. Auklė gerai išmano kelių eismo taisyklių pagrindus, moko jų ir vaiką, taip pat moko saugiai elgtis gatvėje ir gamtoje prie vandens telkinių. Moko vaikus gražaus elgesio prie stalo, kultūringo valgymo taisyklių, rūpinasi vaiko kūno kultūra ir grūdinimu, moko vaikus judriųjų žaidimų, orientuotis aplinkoje. Žino dažniausių vaikų ligų simptomus, įvertina vaikų sveikatos pokyčius pagal jų elgesį ir išvaizdą, prireikus suteikia pirmąją medicininę pagalbą. Prižiūri neįgalius vaikus, įvertina neįgalių vaikų specialiuosius poreikius, išmano neįgalių vaikų ugdymo ypatumus. Aš pasirinkau auklės profesiją, nes myliu vaikus. Su jais įdomu būti. Manau, kad ši profesija yra labai perspektyvi, nes yra daug šeimų, kurios nori, kad vaiką prižiūrėtų auklė. Nori, kad vaikas būtų ugdomas individualiai. Aš turiu krikštasūnį, jis dar mažas, jį man dažnai atveža, kad jį prižiūrėčiau. Man labai patinka su juo būti. Jaučiu, kad įgytos pedagoginės ir psichologinės žinios padeda rasti su juo bendrą kalbą. Jis visko domisi, nori tyrinėja aplinką ir aš jam padedu tyrinėti aplinką ir žaislus. Aš manau, kad toliau studijuosiu tą pačią profesiją, gilinsiu savo žinias. Įgyta patirtis ir teorinės žinios man tikrai pravers, dirbant darželėje arba šeimoje, auginant savo vaikus. Sėkmingam auklės darbui labai svarbios šios asmeniniais savybės. Gebėjimas bendrauti ir suprasti vaiką, atsakingumas, įtaigumas, taip pat gera psichinė ir fizinė sveikata, puikiai judesių koordinacija, gera atmintis, greitas mąstymas. Auklės darbą sunku dirbti lėto suvokimo žmonėms, taip pat turintiems rimtų regos, klausos, judėjimo sutrikimų. Vaikai dažnai serga infekcinėmis ligomis. Tad kyla grėsmė jomis užsikrėsti, todėl auklė privalo būti fiziškai sveika. Auklės specialybę galima įgyti paslaugų ir verslo darbuotojų profesinio rengimo centruose, darbo rinkos mokymo centruose, kolegijose. Tobulėjimo perspektyvas, žinių gilinimą, atlyginimą lemia darbo patirtis. Mokymąsi galima tęsti pagal aukštojo pedagoginio išsilavinimo studijų krypties programas.